Ar tikrai Kristina Brazauskienė kreips dėmesį į verkiančius? Ar darys tai, ką žada, parodys laikas? Ir ilgai, žinoma, laukti neteks. Tuo tarpu savo svajonę jau su kaupu išpildęs Tomas Bagackas yra baigęs prestižinę Paryžiaus mados mokyklą. Ir būtent Paryžiuje įkūrė savo mados studiją. Įdomu, kad modernios technologijos jo nežavi, o kostiumus jis linkęs siūti rankomis. Taigi dabar dar viena patirtis, kaip pasiekti savo svajonę. Muzikinė dėžutė. Taip, čia ta tikroji senovinė. Daugiau nei 10 metų drabužių kūrėjas Tomas Bagackas į Vilnių skraido tik sutvarkyti reikalų. Mat gyvena jis ir dirbo Paryžiuje. Baigęs Paryžiaus aukštosios mados mokyklą, Tomas čia įkūrė savo dizaino studiją. Tačiau kai tik tai gali, sako, skuba į Vilnių. Prasitaria pakvėpuoti lietuviškų orų, susitikti su draugais. Vaizdas pro Tomo namų langus Vilniuje primena tikrai prancūzišką. Galbūt keista pasakyti, bet aš Paryžiaus neieškojau. Paryžius ieškojo manęs ir surado. Ir taip atsitiko gyvenime, kad viskas susidėjo į vietas ir rūšiavo taip, kaip tik galėjau svajoti. Grįžęs į Vilnių, Tomas lekia į Gyčio Ivanausko teatrą, kurio spektakliams kuria kostiumus. Teatras, sako, įtraukia. Jis kaip ir gyvenimas neturi ribų. Netgi eidami gatvę, pasak Tomo, mes kiekvienas dalyvaujame savotiškame spektaklyje. Skirtumas tik tas, kad gatvės spektakliai nerežisuoti, nors žmonės čia dėvi ir kostiumus, ir kaukes. Keista pasižiūrėjus kartais į kostiumus, kai yra išlyginti, sutvarkyti, blizgantis, nauji. Tikrai nesuprantu kūrėjų, kurie būtent eina tuo keliu. Mano kostiumas gali būti ir sutryptas, ir suglamžytas, būtent jeigu jisai perteikia atitinkamą reikalingą įvaizdį arba charakterį, tai toks kostiumas ir turi būti. Riba tarp spektaklio kostiumo ir kasdienio drabužio plonytė. Kasdienis drabužis tarsi veidrodis atspindi laiką, kurį kiekvienas suvokiame kitaip. Paimkim 50 metų atgal. Tai buvo neapsakomai lengvas, neįpareigojantis kūrėjo darbas. Tai buvo, tu atsisėdai, kas širdį yra, tą nupaišei, tą sukūrei, tą padarei. Savo studentam Paryžiuje aš kartoju, kad jeigu tu sukūrei vieną ar kitą drabužį, pagalvok apie jo gyvenimą, apie to drabužio naudojimą, prasmę, ar jisai tikrai reikalingas. Mes turim šiandien tikrai pasaulyje labai daug drabužių, prikurtų ir gražių, ir pigių, ir ko tik mes neturim. Ir klausimas, ar tikrai verta daryti kažką tai naujo? Galbūt mes atsisukim, žvilgtelkim atgal, ką mes jau turim, kaip tą pritaikyti naudojimui. Lietuvės moterys auksarankės, o jų skrynios pilnos lobių. Tačiau tuos lobius Tomas patarė tenai ir palikti. Lietuvoje yra nemažai dizainerių savo kūryboje pritaikančių tautodailės elementus. Tačiau savo tautos tradicijas itin gerbiančio Tomo nuomonė, šiuolaikinėme drabužyje jos atrodo banaliai. Nes tai yra kaip per brangus dalykas, kad jį galima būtų vienaip ar kitaip lengvai panaudoti kažkur kolekcijų. Tai yra dalykas, kurį galbūt vertėtų pasaugoti ir ne bandyti maišyti, pinti į kažkokias naujas mados kolekcijas. Tai yra autentika, tai yra paveldas, tai yra turtas, kuris neturi būti pergaminamas, perdaromas kitaip arba tiesiog tampa kiču. Kurdamas kostiumus, Tomas kliaunasi ne vien tik tai savo mintimis ar jausmais. Svarbu, kad įdėtas darbas turėtų prasmę. Malonumas nenusakomas, kai pamato, jog jo darbu yra džiaugiamasi ir jis vertinamas. Nors beje įtikti elegantiškiams ir reikliems prancūzams tikrai nėra lengva. Paryžius taip, elegancijos sostinė ir tikrai žmonės rengiasi kitaip ir tą galima pastebėti, nors ir nereikia pamiršti, kad Paryžius yra turistų sostinė taip pat. Yra be galo daug milijonų žmonių, kurie atvažiuoja aplanko Paryžių, galbūt jie pasitempia, pasipuošia, išskirtinai nori atrodyti šventiškai. Galbūt ir tai prisideda prie viso miesto gyventojų įvaizdžio.
Baigęs dizaino studijas Osle, Tomas Paryžiuje atsidūrė norėdamas įgyvendinti savo svajonę – mokytis vienintelėje pasaulyje aukštosios mados mokykloje. Beje, ją patekti sudėtinga, bet lietuviui tai pavyko. Paryžiuje jis stebėtinai greitai surado savo vietą. Tomas šypsosi ir tikina, kad pasaulio mados sostinė jo tikrai laukia. Nuo pažinti su ja pats pradėjo nuo Luvro, kur eksponuojama senoji aukštosios mados istorija ir vyksta garsioji Paryžiaus mados savaitė. Taip, aš atėjau iš karto į Luvrą, aš praleidau nežinau kiek savaičių Luvre, aš susipažinau su tuo menu, kuris tenais yra. Tai mane įkvėpė, tai man atvėrė akis ir tai man suteikė pasitikėjimo savimi. Išskirtinių kūrybinių ambicijų nestokojantis Tomas pasiuvo ne vieną kolekciją vyrams, moterims ir net vaikams. Tiesą sako, ne visos jos buvo viešinamos ar jomis galima būtų girtis, nes ne kolekcijų skaičius yra esmė. Svarbiausia tikslas, kurio žmogus siekia, o siekdamas savojo, vieną pirmųjų savo kolekcijų lietuvis pristatė net 1000 žmonių, bet netrukus pajuto, kad miniai dirbti jis tikrai nenori. Taigi vėlesnę savo kolekciją išvydo tik tai rinktinė publika. Ta niša, kurioje aš dirbu ligšioliai ir sėkmingai ir užsidirbu pakankamai, būtent nedarydamas masinės produkcijos, nekurdamas 1000 ar 2 ar 5 vienodų modelių, o darydamas vieną, maksimum 2-3. Tomas prasitarė kitų dizainerių kolekcijų pristatymus, jis nevaikšto nei Vilniuje, nei Paryžiuje. Sako, nenori žvalgytis po jų kūrybos virtuvę. Tai nieko gero neduoda, tuomet mada stingsta vietoje, pasipila panašus darbai. Tuo tarpu Tomas ieško išskirtinumo, naujų galimybių, o ne pasikartojimų. Ir jam pasisekė atrasti savo stilių ir kūrybos, ir prisistatymų. Osle vyko parodų centre, vyko galerijose. Paryžiuje vyko vis tik tai pas mane studijoje, buvo pakviesta potencialūs klientai. Jie susėdo, jeigu jūs prisimenat arba matėt, Dioro mados namai irgi daro pristatymus pas save studijose. Yra sustatomas kėdės, galbūt 20, galbūt 30 žmonių, kur sėdė svarbus žmonės ir praeina modelis. Galbūt tai sugaišta 3-4 valandas, tai nėra toksai pasirodymas, kuris rodomas per televiziją vėliau, tai yra privatus kolekcijos pristatymas ir būtent taip aš pristatau savo darbus. Siekiant tikslo dirbti reikia gerai ir greitai, nes laikas nelaukia, o jo Tomas sako turi nedaug, daugiausia 10 metų. Per tiek metų savo šlovę pasak Tomo užsidirbo Kristianas Dioras, Kristobalis Balenciaga, Džonas Galjanas. Taigi tęsdamas geriausias išskirtinumą puoselėjančias jų tradicijas vyras dirba neskaičiuodamas valandų, pajuokauja, kad dirba netgi tada, kai miega. Aš turiu dizaino studiją, kurioje kartais būna 10 žmonių, kartais aš vienas ir yra tikrai žmonių norinčių prisidėti, norinčių išmokti. Kūrybos technologija nėra tokia pati, kokia buvo anksčiau, visi norim tobulėti. Šiandien galbūt daugiau elektronikos naudojama kūryboje, žmonės turi įvairias programas nusipirkę. Aš stengiuosi dirbti pagal senovinę technologiją. Būtent dėl to aš baigiau prancūzų aukštos mados mokyklą, tam, kad išmokti ir vienaip ar kitaip prisidėti prie tos technologijos išsaugojimo. Mano supratimu svarbiausias dalykas yra drabužių arba mados kūrime, tai yra rankų darbas. Tai yra kūryba ne kažkokio tai standarto, kurį mes galim surasti vienoje ar kitoje knygoje ar žurnale, o kūryba tiesiog rankom. Ir nekeičiant, nekopijuojant, o darant savo. Nuo pirmo dygsnio, nuo pirmos detalės, nuo audinio pasirinkimo. Šiandieną dizaineriai manekinams kelia vis aukštesnius reikalavimus, drabužius siuva vis lieknesnėms merginoms. Beje, žinomas ne vienas atvejis, kai siekdama atitikti standartus mergina mirė nuo išsekimo. Tačiau Tomas patikina, drabužius jis kuria vadovaudamasis 50 metų senumo reikalavimais. Būtent jų siekia geriausi to meto pasaulio mados namai, drabužius siuvė lieknoms, bet neanorektikėms. Aš manau, kad tai yra laikinas dalykas.
Aš tikiu, kad žmonės sužinoję apie problemą, jie labai greitai išspręs. Paimkim kaip pavyzdį Jean-Paul Gaultier mados namus, kurie drąsiai žengia podiumu su manekenėmis, kurios akivaizdžiai turi viršsvorį. Aleksandro McQueeno namai prieš porą metų pristatė kolekciją hologramoje. Tai net modeliui nereikėjo niekur eiti, o modelis atsirado prieš akis ir išnyko. Tai mes, kūrėjai, būtent ir ieškome naujų galimybių, naujų būdų, ne tik tai internetu ar knygose, ne tik tai ant podiumų, bet pristatyti kolekciją iš tikrųjų galima labai įvairiai ir beveik visur. Baigiau 5 metų projektą surinkti savo giminės istoriją. Tomas sako kilęs iš senos bajorų giminės, kurio šaknys siekia net 16 amžių. Tai patvirtinančius dokumentus po 4 metų paieškų jis surado Sankt Peterburgo archyvuose. Nenuostabu, kad jaunąjį bajorą žavi autentiški senoviniai daiktai, antikvariniai baldai, indai, muzikos instrumentai. Neperdaryti, nenukopijuoti, turintis tikrąją autentišką savo istoriją. Kad ir negeriausiai išsilaikė, tačiau tikri, Viengungio namams jie suteikia išskirtinumo. Aš galvoju, kad namai Vilniuje vis tik tai yra mano namai, kuriuose aš galiu daryti eksperimentuoti, daryti eksperimentus, galbūt vienaip ar kitaip žaisti su atmosfera supančia mane. Ir aš norėdamas, aš galiu ir persidažyti sienas ir pasidaryti taip, kaip negalima daryti, o laiko atėjus vėl kažką pakeisti, to negalima daryti Paryžiuje, nes Paryžiuje aš stengiuosi, kad viskas būtų taip, kaip yra ir nieko nekeisti. Šitas yra mano daug metų, o šitą aš nusipirkau Sendaikčių turguje Vilniuje. Aš lankausi tam pačiam aukcione, kur ir Aleksandras Vasiljevas perka savo sukneles, tai yra aukcionas Drų Paryžiuje. Ten tikrai galima surasti vertingų dalykų ir už prieinamą kainą. Ir dažnai aš ten apsilankęs ir nusipirku tai kėdžių, tai stalų, tai kilimų, tai kažko. Be abejo, man yra labai svarbu mano šeimos autentiški dalykai ir aš stengiuosi kuo daugiau tų daiktų susirinkti, kurie primena mano vaikystę, kurie turi kažką bendro su mano šeima. Ir pabaigoje tie reiškia daiktai, jie leidžia man jaustis namuose.